Sveiks, Karaliu, ar negavai kokių replikų iš Karmos draugo? O šiaip gerai, Bahūras juda, prapiso mašiną, supyko su visą savo šeimą ir visą YouTube auditoriją. Jį pizdavojo, nu ne visą YouTube auditoriją pizdavojo, jis vakar ar užvakar per laivą liktais paminėjo, man atsiuntė tą Kristės Rusija yra ten, į ką, bet Discord'e, žodžiu, yra linkas ten. Tai paminėjo tiek, kad kaip ten, jam mano nuomonė neįdomi, nes aš nerodau rezultatų, ką tai bereikštų. Matei Karalius į tą video. Man Karalius, nu man siuntė, ne vienas tikrai, bet man jo neįdomi nuomonė, nes jisai rezultatų nedaro. Aš vertinu žmonės pagal rezultatą. Nepalitai, ką jie kalba, man nesvarbu. Ir jeigu jis nedaro rezultato, nu jisai, nemanau, kad yra protingas tada. Tas Karalius, pats kaip Minėdas, balsas panašus. Karalius rezultato nedaro. Ei! Ką jūs daro? Aš siūlau 100 eurų laimėti. Ne, ačiū, nereikia. 100 eurų nereikia. Atsiprašau, nelyskit prie manęs, ko jums reikia? 100 eurų siūlau jums. Nereikia man. Nereikia? Galit man gal duoti? Prašau. Man nereikia. Galit man gal duoti, jeigu tiek daug turit. Aš neturiu pinigų, man nereikia nuo jūsų nieko, ko jums reikia? Aš siūlau jums 100 eurų laimėti. Ačiū, man nereikia. Kas tokia pikta? Kas buvo? Aš kaip ir tikėjaus tokio maždaug atsakymo, kad yra fair enough. Žmogui nerūpi mano nuomonė. Ok. Bet tai nepadaro manęs neteisiu ar panašiai, nes jis nedresavo nieko, ką žinai aš sakiau ir tą kritiką, kurią aš sakiau. Tai tas man nerūpi kažkieno nuomonė yra tiesiog, nu, dalba jo buvo atsakas. Tipo, kai tu neatsakai, bet nori dismisinti ir kažką pasakyti. Man atrodo, mašinos atidavimas nebuvo fake, bet ten čiuvakai klėlį jį nusnaipino, bet, I don't know, ten sunkiai pasakyti, kas real, kas fake. Bet jau, pats mano vertinimas apie žmogų, manau, buvo labai taiklus. Pradžioje aš gal biškai dvejojau, nors aš čia nenoriu žmogui į galvą lysti ir aš jo nepažįstu, bet realiai, nu labai, man atrodo, aš taikliai apibūdinau tą žmogų, patį žmogų, jo asmenybę ir aš argumentus, pagrindimą savo išsakiau ir aš negirdėjau jokių atsakymų į tuos argumentus. Ką aš girdžiu, tai tik tais, kad jisai rezultatų nerodo, ką tai bereikštų, arba ten iš random vieno kito komentatorius, kur ateina, tu Karaliau nieko nepadarei, o jis tiek pakėlė YouTube'os kanalą. Ok. Jo, bet čia yra ta tupiausia kritika, kur aš net nelabai reaguoju, nes nuklėlį tai ateina iš ten 60 IQ dalbajobų. Ką aš pasakysiu tą, kad nereikia galvoti, kad čia jo karjera mirė ar dar kažką, nes visi ant jo stumia. Koks skirtumas, kad stumia? Tai, kad stumia ant jo ir yra jo karjera. Tame ir yra dalykas, kad Lietuvoje tie psichopatai ir turi savo auditorijas, ir randa tas auditorijas. Nuo Meibechų iki rajono kunigų ten, kas ten dar tokie, Petrai tik tokie, tos Tiškuvienės, Kristina Tiškuvienė irgi tik tokia ten. Jie visi yra degradai, visiškai, bet jie turi auditoriją. Ir ten didžioji dauguma ant jų varo, bet jie turi auditoriją. Bielka netgi iki tokio pačio lygio, galim sakyti, ten. Jie galbūt daro ir daugiau dalykų, bet jie turi auditoriją, nes jie yra debilai ir debilus mėgsta debilai žiūrovai. Dabar man atrodo, bet koks normalus žmogus į tą Karmos draugą pažiūrės ir galvos, okei, čia yra mega cringe ir čia tragiškas žmogus. Ir viskas. Tipo, bet nereiškia, kad nežiūrės, ir nereiškia, kad jis fanų neturės. Nes jis fanų tikrai turės. Yra labai daug žmonių be visiškai jokios nuovokos arba visiškai kitaip vertinant žmonės. Tai, kad jis turės fanų ir publikos tikrai turės, nes jis galų gale yra, nu, unikalesnis kadras. Tai toks išsišokantis kadras. Net aš pažiūrėsiu, ką jis ten darys ateityje ir kas su juo atsitiks. Tai jo, bet jo, man tai domina tiesiog jo, jis kažkokį mano kritiką atsakė ar ne, bet nu sunku atsakyti, žinai, kai aš realiai atakau jo charakterį ir ten ar jis nori ten gintis, bet jo, mano Discordas atviras, jeigu kažkada kažkam norėtų jisai actually pašnekėti apie mano kritiką, o ne tiesiog nurašyti, kad jis nerodo rezultatų. Beje, aš nežinau, tas pasakymas yra žiauriai cringe, kur tipo nerodo, aš asiuminu, kai jis kalba apie YouTube, tipo, kad YouTube'as kanale nėra tiek peržiūrų ar panašiai. Ar jis dar pasakė, kad tai rodo, kad žmogus nėra protingas. Nu, ten labai daug dalykų prisikabinčiau, bet tame yra problemas. Viens ant vieno pokalbį jis šitų savo teiginių visiškai neapgintų, nes jis neįvardintų, kas yra protingas žmogus. Jis galbūt galėtų sakyti, kad, nu, jeigu užsiemi tam tikrų dalykų, tai protingai turėtum uždirbti pinigų, nes esi protingas, bet tas argumentas tiesiog tragiškas būtų ir smarkiai susivartytų.
tai jis blogai, man atrodo, įvertintų, ar apibrėžtų, kas yra protingas ar neprotingas žmogus. O ten, jo tada apskritai visą pasaulėžiūrą, tai, jis niekaip prieš mane nelaimėtų jokio. Aš žinau, kiek jam metų ir šiaip, ką jis gyvenime veikia. Bet, tipo, ir jis yra žiūrovai, kas nieks ten nelabai žino, kaip ir aš jo nežinau, jis manęs nežino. Tipo, jis niekaip nelaimėtų pagal jokį kriterijų, tik pagal YouTube kanalą tada, kas yra žiauriai fucking sad. Jeigu jis tai sureikšmina iki tokio lygio, kad galėtų jaustis pranašesnis, net iki tokio lygio, kad jam kritika nesvarbi būtų ar kažką tokio. Bet jo, nežinau, vis sakė už mane, tai jaunesnis spėjo kažkaip 25. Jo, tai jis net negalėtų lygintis praktiškai niekame tipo, bet jo, nežinau. Ten bus su jo, bet man atrodo nelabai ką jis daugiau kalbės, nes, tipo, jis nelabai ką turėtų šnekėti. Ir vėlgi, kapročiai visą laiką, 99% bent jau, jie visą laiką vengs. Jie papis protą, pastums kažką, minėdų pavadins. Bet vieno dalyko, ko niekad neišgirsim, tai ar ten pokalbio, arba kažkokios logiškos argumentacijos. Nes nepajėgus tam ir čia jau dėja taip yra. Apie mašinas daugiau žino, tikrai bus temų, kuris daugiau žino, bet aš ne apie tą kalbėjau, aš kalbu apie ten, nežinau, pasiekimus, ar kažkokius ten karjerinius pasiekimus, ar kažką, nežinau. Bet aš labiau gal iš viso vertinčiau tokį kaip fulfillmentą, žinai. Kad kiekvienam yra kitaip, jeigu tau svarbiausia yra uždirbti pinigų iš YouTube'ės kanalo, valio, tu tada tikrai šitoj srity pasiekai daugiau. Man tai niekada nebuvo rodiklis, tipo, ir aš net negalėčiau lygintis, nes aš noriu nevaidinti daunų, arba nebūt daunų, kaip kad jisai arba vaidina, arba yra tiesiog. Tai kokie pinigai būtų, tipo, aš apsirūpinęs pinigais visą laiką būtų, man nereikia iš to užsidirbti, tipo, kaip jam reikia, nes jis literaliai, tipo, viską pardavė, tai jo, ten, kiti dalykai, žinai, ten visiškai, prioritetai kiti mūsų, ir kad jo, jisai mašinos daugiau išmano, aš ten bus 10 dalykų, kur aš daugiau išmanau. Iš tikrųjų, blemba, net jeigu iš taip lygintis, aš spėčiau, kad už kiekvieną dalyką, ką jisai išmano geriau už mane, aš išmanysiu kokius 5 geriau už jį, tipo. Shot, kad jisai ten per tiek metų daug ten išmanys kažką. Čia yra tas, kaip esam kalbėję, tas, kur tu, tipo, kiek iš tikrųjų tau pinigų reikia? Tipo, gerai, atmetam galimybės, atmetam basic dalykus, ne? Ok. Bet tada žmonės dirba, eina dirbti, kai mes kalbam apie tą karmos draugą arba taip, apie kitus, kad tipo, jie matuoja, kad kuo daugiau babkių turi uždirbti. Ir visas gyvenimas, ypač tas hustle kultūra, turi dahuja uždirbti, dirbti ir dahuja uždirbti. Aš suprantu, bet kažkur yra riba, kur tu aukoji jau tiek daug dėl pinigų, kad tu tiek daug dalykų paskui turi už tuos pinigus pirkti, kuriuos tu galbūt turėtum, jeigu nebūtum tiek daug dirbęs. Tipo, kad, taip counterproductive dirba, kad tu, jo, tai skaityk, ten, tas toks gyvenimas, dirba, siekia karjeros, labai daug uždirba, okei. Bet nieko neturi ir tada tuos savo pinigus leidžia tiem dalykam, kad, pavyzdžiui, eitų ir su moterim pakalbėti galėtų. Kureliai, okei, tu gal turėtum mažiau bišk pinigų, bet tu galėjai per tą laiką tiesiog eiti susipažinti ir bendrauti, bet ne, tu turėjai dirbti ir hustlinti. Ir čia tas yra, tas, kur labai daug žmonių, praškai, didžioji dauguma žmonių, upgradeina savo gyvenimą iki tokio lygio, kad jie privalo daugiau dirbti, kad išlaikytų tą upgradeintą gyvenimą, kur jiem nereikia to. Ten, tipo, reikia kas 2 metais, nežinau, tipo, susiranda gerą darbą, padidėja jų alga, gerokai, bet tada ką daro su ta alga, upgradeina savo gyvenimą iki tiek, kad jie dabar privalo dirbti ir dar daugiau uždirbti. Ir, tipo, kažkaip counterproductive gaunas, nes tu valio, tu daug dirbai, kad daugiau turėtum, bet tu neturi daugiau. Tu turi tą patį telefoną, kokį turėjai, tik biškai geresnį. Ir tu, jeigu pirkai telefoną kas ten 5 metus, dabar pirksi kas 2 metus, bet tu vis tiek turi telefoną. O dirbi daugiau, aukštesnės pareigos, bet tavo gyvenimas nieko kaip ir nepaimprovino techniškai. Nežinau, čia gal telefonas nėra pats gerai. Normalus pavyzdys. Bet tipo, daug ką taip daro, tipo. Ten paupgradeina dalykus ir jo, upgradeina toliau savo gyvenimą, bet, tas toks, nežinau. Tu nieko techniškai daugiau neturi dėl to, kad daugiau dirbi. Var įmanoma,
Tikrai įmanoma, bet labai mažai žmonių iš tikro panaudoja tos pinigus kažkaip prasmingai, kad jie tipo pajaustų. Nes aš suprasčiau ten gerai, užsidirbi ir actually tu gali pakeliauti daugiau. Ko tu negalėtum daryti neužsidirbdamas. Bet tada, jeigu, irgi gali peržengti ribą, kad tu tiesiog nuvarysi į brangesnę kelionę vieną, kur anksčiau varydavai pigesnį vieną, tu vis tiek vieną kelionę turėjai. Tipo, tai ar tikrai apsimoka, ar tu tikrai nori tiek smarkiai ir daugiau dirbti savo gyvenimo, kur turi paaukoti ten ir gerą miegą, ir daugiau streso, ir nežinau, negali pageiminti ko nors ten, nes turi dirbti, tam, kad tą kelionę vieną paupgradeint. Net nei 2 kelionės nenuvaryti, o vieną geresnę. Nes tu negali 2 varyti, nes atostogų tiek neduoda, nes dirbti turi, arba neimi, nes dirbti turi. Tipo, nežinau, toks labai man toks, nežinau, susidaręs pat įspūdis yra, kad daug žmonių kažkaip dirba daug ir siekia daug uždirbti, bet to what end? Tipo, to what end? Ir man atrodo, daug kas neturi to atsakymo tipo. Ir man todėl ir juokinga man yra, kai ten komentarus rašo, kad tu ten 2 metus YouTube darai tiek babkių nepakėlė kaip Karmos tas draugas, ar ten bet kurį kitą, su kurio beefino ir kurio to debilų publika eina ir tokius argumentus rašo. Jo, aš ir nenoriu. Aš noriu atsikelt ryte ir daryti, ką noriu. That's it. Čia yra mano svajonė gyvenimo. Kartais tai bus nieko neveikimas, kartais tai bus kažkas, bet aš radau nišą, kur šiuo metu ir jos keitėsi man per gyvenimą. Buvo viena niša, aš kažkada norėjau žaidimą ir jį žaidžiau dieną naktį. Iš to pavyko gauti, pinigus, tipo. Bet, tipo, visą laiką tas gyvenimo toks, kad tu darai, ką nori daryti, iš tikro. Ne dėl to, kad tu eini darbą ari belenkiek, kad galėtum kažką sau leisti, tipo, o kad tu actually darai, ką nori, day to day, o ne 2 valandas į savaitę ar 2 valandas į dieną darai, ką iš tikro nori daryti. Man tas absurdiškai svarbu ir aš tą vis laik sakau, kad aš žinau, aš daug niekad, buvo ten tarpai, kur labai daug uždirbau, bet tipo, mano nėra, aš daug labai neuždirbu, bet mano ir needsai yra tokie labai maži tie fiziniai. Turiu būtą, turiu maistą, žinai, viskas tas aprūpinta, that's fine. Bet tada mano day to day gyvenimas, aš literally galiu daryti, ką noriu. Tas yra neįkainojama. Ir ar aš galėčiau dabar daugiau užsidirbti? Fuck yes. Galiu susirasti, kad ir part-time darbą ir galėčiau laisvai su streamu suderinti. Realiai netgi full-time job aš galėčiau su streamu suderinti. Bet tai tada kam streamint? Streamas yra techniškai, bet koks darbas daugiau to duos pinigų negu streamas. Tai metam streaminimą, einam dirbti, žinai, uždirbam daugiau, bet the fuck. Aš turėčiau keltis, kada nenoriu, daryti, ko nenoriu, ten nežinau. Nenoriu to daryti, tipo. Tai jo, tas toks, nežinau, dabar aš visą dieną galiu realiai arba gamint, kai noriu, arba klausyti muzikos, kai noriu, arba klausyti Seimo posėdžių, nes aš actually noriu ir man įdomu, arba žiūrėti random YouTube'ės video, arba, nežinau, belenką ką nori, arba galiu išeiti lauką. Ką tik nori, tipo. Tada vakare pareaktinu į video, kurie man įdomus. Nepriklausomai nuo to, ar žiūrės 100 000 žmonių, nes per tą laiką, kai streaminu, buvo ir 10 žiūrovų, ir 5, ir 50, ir 100. Žinai, galiu pasiginčyti su žmonėm, galiu papisprotą, galiu pasinervinti, tipo, aš tą noriu daryti, man patinka tas, galiu domėtis dalykais. Ir ar aš maksimizuoju pinigus, ar aš uždirbu? Ne, aišku, ne. Bet tai nėra tikslas. Koks tai gyvenimas, jeigu toks tikslas yra? Ir aš nežinau, man tas visą laiką buvo toks nesuvokiamas dalykas, bet aš suprantu, kad kiti kitaip į gyvenimą žiūri, kitų gal ambicija didesnė, kiti iš pačio gyvenimo gal daugiau nori. Gal jiem nesvarbu yra daryti atsikėlus, ką nori, bet pavyzdžiui galėti, nežinau, prabangę kelionę nuvaryti. Aš nežinau. Čia yra kita dar tema. Funkcija prieš estetiką. Mes dar su draugė kaip tik šnekėjom apie tai savaitgalį, nes man ta tema įdomi pasirodė. Kai žmonės labai viskame kame mes galime dalykų žiūrėti iš perspektyvos funkciją prieš estetiką. Tipo. Kiek yra svarbu. Pavyzdžiui, santykius paimkim. Kai kuriems žmonėms svarbu santykiai, jie santykius mato, kad svarbiau būtų estetika. Kad atrodytų, kad jie labai gerose santykiuose yra. Kad jie turi labai gražią draugę, kad jinai ten paklusne ar whatever.
taip, kaip jis nori, kad atrodytų. Tai yra estetika. Funkcija pati santykių. Žmona ten pykstasi kas antrą dieną realiai, čytina viens ant kito, tragedija. Funkcija tragiška, jokios meilės šilumos nėra, funkcija tragiška, bet tam žmogui svarbu estetika. Kai jis galėtų Instagram'e, Facebook'e, prieš visus draugus pasipuikuoti, važiuokit, kokią ten ledinę turiu ar dar kažką. Ir tas brėžiamas labai skirtingai žmonėm, kas jiems iš tikro svarbu. Tai, pavyzdžiui, man turbūt į gyvenimą, taip žiūrint, funkcija tai yra daug svarbiau negu estetika, aš uždirbu dahuja babkių. Man funkcija, aš noriu gyventi gyvenimą, žinai. Ir tas yra realiai labai visose temose galime žvelgti. Pavyzdžiui, ten, kai kontentą kūrė net tą patį YouTube, tarkim, kai kuriem bus svarbu estetika kokia nors to, kad pasirodyti kaip sėkmingam YouTuberiu ir dar kažkam. Kai kuriam svarbu kurti kontentą, kurį jis mėgsta, pati tą funkciją, žinai, arba bendruomenę turėti, kad ir mažą, bet tokią, kokį jis nori. Ir jo, labai įdomios tas temas man buvo, ir čia užsikalbėjau, nes apie tos tipo, nes pinigų daug jos uždirba, o iš ko jos tos pinigus uždirba, tai iš tų vyrų, kurie realiai labai daug dirba ir uždirba, bet jie dabar literally perka pokalbį su moterim. Čia yra fucking sad as shit, ne? Čia yra belenkaip sad. Ir aš netgi iš tos temos galvau, galbūt net Lietuvoje paeitų tokia varkė. Ne varkė, o toks biznio modelis. Gal ne dabar, bet gal vieną dieną, kad tu realiai parduodi santykių estetiką žmonėm, kurie jos nori. Kuriem funkcija nėra taip svarbu. Pavyzdžiui, ne įkuri biznį savo, kur ten įdarbini, nežinau, 15 panų ir tu joms mokėsi abonementą, pavyzdžiui, kas mėnesį, tarkim, bet jos su tavim susitiks fotkių pasidaryti, kad iš išorės žiūrint, bahūras, kuris mokės tą abonementą, jis turi paną. Jūs Facebook'e būsit tipo in a relationship, fotkių kartu turėsit, bet santykiuose funkcijos jokios tipo nėra. Bet ta estetika visiems kitiems atrodys, tipo šitaip. Ir aš jaučiu net Lietuvoje rasmų žmonių, kurie mokėtų už tokį servizą. Bet jo, einant į Japoniją, tipo, kur kultūra, kaip sakiau, yra gan unique iš labai daug pusių. Čia literaliai milijardinė industrija netgi. Estetika realiai netgi prieš funkciją, nes čia funkcijos labai mažai, nebent jau tas underbelly viso šitos rinkos yra, apie kurį čia mažai ką sakys. Jeigu esi introvertas, tai kaip, man pradėti bendrauti? Introvertizmas visiškai niekuo nesusijęs, tu gal galvoji, kad tu gal maišai, kas yra introvertas, gal tu esi drovus, gal tu esi nežinau, antisocialus ar panašiai, bet introvertizmas nėra tas. Aš esu introvertas. Labai stiprus introvertas, pas mane labai stiprus introvertiškai bruožai, bet turbūt ne apie tą dalyką kalbi. Bet ten pas japonus tai normalu po 12 valandų ir aš apie tą ir kalbu. Tas normalu, žinai, tas ir yra, kad tu aukoji jo tiek daug. Ten pas jos biškai kitaip, ten kultūrinis dalykas daug dirbti, o ne iš tos pusės, kad dirba, kad daug uždirbti. Jo, bet kultūrinis dalykas, kad daug dirbti, ir atėjo iš to, kad turi ir aprūpinti, ir tai skaitosi tvirtas, ir kaip čia provideris ir panašiai, iš to ir atėjo, kad uždirbti daug ir aprūpinti, tipo, ne tai, kad save žiūrėti, ne tai, kad žiūrėti, kokį tu gyvenimą nori gyventi, o kad tu turi uždirbti, kad aprūpintum, kad atliktum kažkokią tokią, kaip funkciją savo rolės, tipo, iš ten ir ateina. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man kelia